Sveiki kolegos, suskaičiuosim, kokie yra šių metų nuostoliai. Tie, kas planuojate auginti šilauoges, manau, tai bus aktualu ir įdomu pasižiūrėti, kokių metų būna ir turit būti tam pasiruošę. Kas neauginat ir net neplanuojate auginti, tai tiesiog juk smagu pažiūrėti, kai kitiems žmonėms nesiseka. Bet pirmiausiai pažiūrėkim, ką aš gerų nuveikiau ūkyje per 2 savaitės, kurias mes nesimatėm, tada grįšim, pašnekėsim apie balansą. Visą šią savaitę skinam uogas. Nusiteikiau optimistiškai, atsivežiau 2 dėžės, tikiuosi 20 kg. Vienas įtampos net laikė. Ko tu išsileidai? Ar paukščiai čia tavęs patvarkė? Yra padrapstytų, turbūt paukščiai gal pridrapstė. Na, pažiūrim. Nu, matot, nuskin ir žalio. Šitą panuokusi. Kaip ir sakėm, priskinim 20 kg, netgi truputėlį virš 20, tai va dar bliudelis pavalgymui. Aišku, čia man valgymų neužteks, tai eisim dar savo valgymų pasiskint. 10 viršui, 10 apačioj. Jokinga, turėtų būti ne 20 kg, o 1,0 trūksta, 200, nu bet tokie metai, 2026 kolegos, džiaugiamės ir 20 kg uogų. Atvariau į ūkį, varysim skint uogų, šį kartą pasiruošiau labiau uogų skinimui, siėmiau ant kelienų užsidėti. Bet kaip matau, atvažiavus į ūkį vėl yra pilna žolės. Netokios žolės, kolegos, netokios, nebijokit. Štai tokios žolės, štai tokios. O, sekatorių radau. O, kaip tik pravers ir sekatorius, kurį netikėtai radom. O, radau stovą. Gerai, irgi panaudosim. Super, va, viską žmogus randi, žiūrėkit, matot, va. Tai šiandien, tai ten. Vertinkim, ar prinokė. Nu, tokias jau. Nu jau nieko visai. Dar 2 indeliai ir 10 kg bus baigta. Reikia suvalgyti. Dar viena diena, dar vienas 10 kg. Nu tai taip dabar dieną po 10, po 20 kg daugmaž ir prirenku. 10 kg uogų parduota. Bet nepamirškit, kad mes asmeniškai dieną suvalgom 3 kg uogų, tai jau kokį 10 dienų uogas tikrai valgom. Nu tai 30 kg uogų jau tikrai esam patys suvalgęs. Šiandien atvariau su traktoriniu. Tai dar žolę prasipjoviau. Palei pat kraštą nepjaunu, nes ten uogus dabar visus ir yra susikoncentravę. Jau jos lieka tik tais tokios, pačias gražiausias išrenku ir tos jau jos tikrai niekada nebeprinoks. Jos tokios ir bus pusiau prinokę, nu bet į sultis, jos aišku žmonėms tokių parduoti negalima uogų. Tiesiog viską iš eilės imsiu, susaujim plėšiu į kibirus ir padarysim dar sulčių, kokį 50-100 litriukų. Raudonumas mažėja, aišku, dar yra to raudonumo tokio, jos taip atrodo truputėlį įraudė. Vaizdas tikrai gražėja. Greičiausiai žinokit, kad nepatinka lietuviška vasara, daug lietaus, tas lietus rūgštį išplauna ir tiesiog jom nepatiko. Kolegų ūkininkai irgi dirbo, prasidėjo jau kulimai. O jeigu kulimai prasidėjo, ką reiškia, kad jau greitai į mokyklą. Paukščiai visiškai išnaglėjo. Nu tai aišku, vien tik teisės ir jokių pareigūnų, tai ką tikėsi, tokius ir auginam dabar mes tos paukščius. Tupi paukštis, vėju, niekur neina. Tiesiog stovi ir žiūri į mane. Galvoju, ko tu čia nori, aš uogas lesu, ko tu nori nuo manęs. Visiškai naglas paukštis. Jūs matot? Tai tu durnas? Aš einu prie paukščio, jisai ne tai, kad skrenda, o tiesiog aplinkui krūmą ratoina. Tai panaudojau vienintelį ginklą, kurį turiu prieinamą. Nenuskrydo truputėlį, tik paskrydo, tai reikėjo antrą kartą panaudoti tą patį ginklą. Tik nepagalvojau, kad po panaudojimo tą ginklą po to man reikia nueiti pasimti. Na, o dabar pakalbėsim apie ūkio balansą. Priminsiu, turiu 1,1 hektaro šilauogių, virš 3000 krūmelių. 3 metai, kai aš auginu šilauoges ir pagal visas tas nu tokius jau skaičiavimus, pagal taisyklės, tai turėjau rinkti šiais metais apie 4 tonas šilauogių, jeigu viskas būtų buvę nu taip, kaip turėjo būti. O buvo taip, kaip buvo, visi patys žinot, kaip buvo, ne taip, kaip turėjo būti, o buvo taip, kaip jau buvo. Šių metų pakolkas pririnktas ir parduotas derlius yra 50 kg. 20 kg uogų yra likę tikrai daug maž taip įvertinau, tai sakyčiau ganėtinai tiksliai esu įvertinęs. Iš viso iš 1 hektaro 70 kg uogų. Po 8 eurus 560 eurų. Na, o dabar pažiūrėsim, kokius buvo šių metų išlaidos. Aišku, dar metai nesibaigė, tai aš truputėlį primečiau jau, kokios turėtų būti išlaidos iki metų gal. Tikrai mažesnis nebus, negu čia suskaičiavau, jos gali būti tik didesnis. Ir dar nepamirškim pačio svarbiausio dalyko. Mes dabar vertinsim, koks yra ūkio nuostolis šiais metais, bet visa tai yra neįvertinant mano darbui. Jeigu mes skaičiuotume mano darbo valandas, suprantam, kad nuostolyje ūkyje būtų tūkstantiniai. Jeigu
reikėtų mokėti darbuotojam, nu tai darbuotojam mokėti nereikia, bet tą darbą vis tiek kažkas ūkyje turi padaryti. Pats pirmasis darbas, kas buvo padaryta, taigi buvo ankstyvasis rūgštinimas su amonio sulfatu 170 eurų. Taigi užrašom 170 eurų. Užrašėt, kolegus, visi gerai, kad gerai užrašėt, važiuojam toliau. Pavasarinis tręšimas 140 eurų. Nėra daug, bet va tiek. Viso sezono metu dabar, čia pirmiausiai parūgštint reikėjo patį dirvožemį, pačius augalus, ar ne, mes rūgštinam, o dar kai liejam, reikia vandenį parūgštinti, su kuriuo mes liejam. Vandens rūgštinimui iš viso aš išleidau 212 eurų. Vanduo turi būti parūgštintas, nepamirškit. Kūras. Čia kūras yra visas. Ir žolės pjovimui dizelis į traktoriuką, ir plius liejimui benzinas 288 eurus. Dar sezonas nesibaigė, tai dar reikėjo žolę pjauti, reikės dar žolę tikrai ne vieną kartą pjauti ir nors uogų nėra, bet paliet vis tiek dar tikrai reikės ir dar parūgštinti reikės dar ne kartą. Tai dar primeskim kokį, manau, 80 eurų, tikrai mažiau nebus, sezonas nesibaigė. Tada šiais metais buvo atliktas traktoriukui aptarnavimas, plius skaičiau tepalus, aišku, siurblyje, ir plius dar, kai žiūrėjau serijas, matėt, laistymo sistema buvo remontuojama, visiems šitiem dalykam išleidau 200 eurų. Na ir laukia dar viena išlaida šiais metais. Šilauogės yra apmulčiuotos su pušų mulčiu, jau praėjo 2 metai, kai apmulčiavau, saulė išdžiovino, labai nemažą dalį to mulčių nupūstė, tai šiais metais planuoju, kai jau nukris lapai, papildyti mulčių. Aną kartą už mulčią sumokėjau 500 eurų. Tikiuosi, kad ir šiais metais kainos nepasikeitė, nors turbūt aišku bus padidėję, nes kūras pabrango, tai aš manau, kad galbūt bus ir pakilę. Tikiuosi, kad ir šį kartą prasisuksiu su 500 eurų. Dar bus rudeninis tręšimas, tai jis taip pat dar yra neįvykęs. Vėlgi turiu skaičių praeitų metų, tai praeitais metais už rudeninį tręšimą aš sumokėjau 100 eurų. Buvo kažkokių smulkmenų, tikrai tai kokie varžtai, tai dar kažkas buvo pirkta, tai tikrai dar ten surinktume kokį 100 eurų iš visokių dalykėlių, kas buvo daroma. Plius nepamirškite, aš čia dar neįskaičiavau. Aišku, tų uogų tik 50 kg šiais metais pardaviau, bet visus 50 kg asmeniškai žmonėms išvežiojau. Tai šitas kūras, kurį naudojau žmonėms išvežioti uogas, taip pat čia yra neįskaičiuotas. Tikiuosi, klaidos nepadariau. Pagal mano skaičiavimus šiais metais aš išleidau Šilauogių ūkiui, ir dar plius išleisiu tiem darbam, kurie liko, 1690 eurų. Pajamų gavom, neuždirbom 560 eurų. Atlikime sudėtingą matematiką ir gaunam, kad nuostoliai šiais metais yra čia minimaliai. Aišku, minimalūs nuostoliai yra, jie tikrai bus didesni, apie 1140 eurų. Tas nuostolis nėra toksai didelis, bet jūs nepamirškit vieną svarbų dalyką. Aš ūkyje dirbau nuo pat ankstyvo pavasario. Genėjau, tręšiau, rūgštinau, liejau, ravėjau, pjoviau žolę, neturėjau atostogų. Visą savo laisvą laiką praleidau ūkyje ir žalojau savo sveikatą. Ir dar už visą tai turiu susimokėti 1140 eurų. Tai va, tai toksai verslas. Ką, kolegus, kaip jums toksai verslo modelis? Visada įvertinu, jau 3 metus, kiek vyksta tas ūkis, visada įvertinu savo tą nuomonę, pasakau, ar verta tą ūkį pradėti ar neverta. Nuomonė kiekvienais metais skiriasi, jinai kinta. Tai spėkit, kokia mano šių metų nuomonė. Į minusą dirbti niek nenorim. Mano situacija yra truputėlį kitokia, nes aš pradėjau būtent šitą YouTube kanalą. Tai aišku, dabar vėl aš užduodu tą patį klausimą. Jeigu grįžčiau dabar tuos 3 metus atgal, ar daryčiau antrą kartą ūkį? Tai vėlgi, žiūrėkit, iš mano perspektyvos atsakymas yra taip, daryčiau. Aš turiu dabar atsiradusių papildomų veiklų iš visai kitų dalykų ir aš gaunu iš to kitokios naudos. Vien apie ūkį mes čia kalbėti negalim. Nebūtų Šilauogių ūkio, nebūtų YouTube kanalo, nebūtų prasidėję visos kitos veiklos, kurias aš dabar turiu. Jeigu mes šnekam tik apie Šilauogių ūkį, esmė ta, kad įdedamas darbas yra tikrai nevertas tų pajamų, kurias jūs gaunat iš tų Šilauogių. Aišku, visą laiką širdyje yra ta tokia mintis, kad plėsios, kažką darysiu toliau, kažką darysiu daugiau, tai va ta mintis vis ir varo tokia į priekį. Galbūt ateityje dar kažką padarysiu, galbūt dar kažką padarysiu. Ir jeigu jūs praplėsit savo tą ūkį arba kažkokių šalutinių veiklų aplinkui pasistatysit, tai tuomet aišku, kažkokiu tai momentu tai taps galbūt jau ir verta. Bet jeigu šiaip planuoti tik tai pasidaryti hektarą Šilauogių ir daugiau neplanuoti nei plėstis, nei nieko daryti, nei kažkokių gretutinių veiklų turėti, yra tiesiog laiko eikvojimas už mažus pinigus. Jūs susikūrėt savo darbo vietą, kur yra labai silpnai apmokama, yra pilna darbų, už kuriuos jūs gausite valandą daugybę kartų daugiau pinigų ir dirbti reikės daugybę kartų mažiau, labai yra mažas valandinis apmokėjimas. Tai būtų tokia nuomonė mano po šių metų sezono, aišku, jis dar nesibaigė, neturėjo baigtis, bet jau man kaip ir beveik baigėsi, nes tų uogų nebėra, tai beliko tik darbai, o pinigų nebenusimato daugiau jokių. Tikrai nieko nesiskundžiu, negalvokit, nieks manęs nevertė to Šilauogių ūkio daryti, aš čia pats sugalvojau ir aš tikrai čia nieko nesiskundžiu, neverkiu, tiesiog konstatuoju grinus tokius faktus ir pasakau jums savo nuomonę. Galbūt kitų metų žiema bus gera, derlius bus didžiulis, pinigų pavyks
pavyks kitais metais uždirbti, tuomet nuomonė bus kitokia. Komentaruose galite parašyti savo pastebėjimus, mintis, ką jūs apie tai galvojat. Su gamta jūs nepakovosit. Jeigu uogų būtų buvę, tai tuomet klausimas, kaip būtų su paukščiais pavykę sukovoti. Vėl tų problemų vis laik yra, tų niuansų yra, kol nieko nedarai, atrodo viskas paprasta. Jeigu jau pažiūrėjot, paspauskit like, paspauskit subscribe, tai jums nieko nekainuoja, o man tai labai stipriai padeda. Ačiū kolegos, susitiksim po savaitės, tikiuosi. Sekantis vaizdo įrašas jau bus truputėlį kitoks, nes pradėsim naują projektėlį namuose, pafilmuosim, pažiūrėsim ir tikiuosi bus įdomu. Iki visiems. Ačiū už laikus ir subscribus. Miglė mane išvarė filmuoti palėpę, tai nekreipkite dėmesio. Nemažų šilaugių yra. Gaila, kad nedaug. Ko čia da gerų Miglė turi palėpiai? Kažkoks mano veidas keistas, jokie akiniai visiškai man netinka, žinokit. Pats matai, nekokia ta šių metų situacija. Ką padarysi, tikimės kitais metais bus geriau. Pats juk viską supranti, ne, netuščia kita tavo galvagi, nedurnas esi. Nors gal ir tuščia. Normaliai vienelių čia gali prisipilti. Kad liūzas kiek namų turi oligarchas, pats turbūt net nežino, kad tiek turi.